Motociklininkų akcijos 1000 vilties kilometrų mums yra labai svarbios. Pirmiausia, tai, kad apie mus paskelbia visai Lietuvai. Pravažiuoja 1000 vilties kilometrų įvairiais Lietuvos keliais, aplanko įvairius miestus, miestelius, kaimus ir dalina informacinę medžiagą apie tą dvasinės ir psichologinės pagalbos centrą Klaipėdoje, Švento Pranciškaus onkologijos centrą. Ir aišku, renka aukas, nes kiekviena ta auka dovanoja viltį čia ateinančiam ligoniui gauti dvasinę ir psichologinę pagalbą, dėl to, kad centrui reikia lėšų, nes paslaugos pas mus žmonėms, sergantiems ir jų artimiesiems yra nemokamos, remiamos tik tai pačių šalies gyventojų. Kai žmogus sužino diagnozę, jisai labai bijo to, jisai dažniausiai kaltina save, kad gal netaip gyveno, gal kartais į Dievas nubaudžia ir tokiu būdu jisai pasidaro labai neramus ir zlus, bijantis visko, aišku, ypatingai ligos bijantis, Dievo bijantis. Ir kada žmogus ateina ir gauna dvasinę, psichologinę pagalbą, labiausiai sustiprina vis dėlto Dievo malonę ir žmonių draugystę. Kai jie mato važiuojančius sveikus vyrus, moteris ant motociklų tam, kad neštų žinią, kad yra tokia grupelė, kuriai reikalinga pagalba, jiems tai irgi yra labai didelis palaikymas ir tai yra labai svarbu. Apie baikerius yra daug galbūt tų mitų sukurtų, bet kita vertus čia galbūt kaip tik parodimas, kad mes esam kitokie visose srityse ir parodo tą savo kitą pusę, kur žmonės nemato. Žmonės būna nustebinti, kad žinia apie onkologijos centrą neša žmonės, kurie atrodo visiškai yra nesuderinami su jokiais onkologijos centrais ir su dvasinė pagalba, atrodo motociklistai, ta prasme, čia kažkaip tai turėtų tik alus ir merginos rūpėti, bet širdyje esam visi žmonės ir mes visi norim bendrauti, mes visi mėgstam bendrauti ir mes atvira širdimi stengiamės tai daryti. Ir dabar, kai jau lekia kažkur gatvėmis baikeriai, man yra toks ir aš pati netgi savyje jaučiu tokį pasididžiavimą, čia jau lekia mano draugai. Žmogus, kai nesusiduria su liga, jis galvoja, kad jam ta liga kažkur yra labai toli, jam nereikia padėti, jis yra labai stiprus. Bet iš tikrųjų, jeigu pagalvoti apie patį bendrystės jausmą, mes tikrai norim visą laiką kam nors priklausyti. Priklausyti šeimai, priklausyti broliui, sesiai. Paskui ateina laikas priklausyti kažkam, kam galima padėti, bendruomeniai. Aš niekada negalvodavau galbūt apie tas akcijas, ar tikrai verta dalyvauti, bet iš tikrųjų joj pabūs labai aiškiai suvokė, kad tu esi šio pasaulio dalis, kad tu esi šio pasaulio vaikas ir gali daugiau padėti, negu tu įsivaizduoji. Tos akcijos jos tikrai praturtina pačius žmonės, kurie duoda. Laukiam to gero darbo. Kiekvienais metais, kiekvieną vasarą ateina tas laikas ir būtų labai gaila, jeigu negalėtumėm važiuoti, todėl kad kaupiamės visus metus. Juk už mus tikrai neateis nei viena kita šalis, nei viena kita tauta ir nieko nepadarys, jeigu mes patys nepadarysime to dėl savęs ir dėl savo ir kitų vilties. Tūkstantis kilometrų nėra lengvi.
Jie yra iš tikrųjų reikalaujantis daug kantrybės, ištvermės, savitarpio supratimo, bet ta emocija, kurią patiriam, euforija, ji pakilėja ir norisi daryti dar ir dar ir dar. Nuoširdžiai kviečiam visus norinčius, palaikančius, suprantančius šios akcijos prasmę, esmę, pačius drąsiausius, ištvermingiausius ir kantriausius jungtis, važiuoti kartu, palaikyti onkologiniam lygom sergančius žmonės, palaikyti šitą centrą ir tikimės jūsų visų sulaukti Liepos 1 savaitgalį.